Sveikas, mano draugė. Jeigu tu dabar esi išgėręs vartoji alkoholį, galbūt vakar vartoji, galbūt planuoji vartoti alkoholį, galbūt dabar esi kaip tik gyvybės kelyje nebevartoji ir ruošiesi žingsniui, arba kritai, tai nepasiduok. Patikėk manim, per mano 12 metų darbą aš mačiau tiek daug žmonių, kurie, kai metai gert, gyvenimas keičiasi, akimirksniu, į gerą pusę, eina į viršų, kalnus žmogus gali nuversti, tada tiek daug jėgų energijos, džiaugiasi artimi žmonės, aplinkui saulė šviečia, darbas, pinigai, mašina, žmona, šeima, vaikai, bet kiek žmonių aš mačiau, kurie po tam tikrą laiko tarpą atkrenta. 2, 3, 4 metų gyvybės, viskas, kas buvo pasiekta, per tą laiką viskas eina velniop. Ir labai svarbu nepasiduoti, nekelti pirmą stikliuką, jeigu dabar pakėliai, labai stipriai pagalvok, pastatyk atgal į vietą. Juk blaivus gyvenimas yra jūsų planų ir svajonių gyvenime metas. Aš mačiau, kiek daug blogo daro alkoholis. Alkoholis yra didžiausias narkotikas, didžiausias, baisiausias, didžiausias narkotikas legalus, kur galima įsigyti Lietuvoje visur, prekybos centruose, parduotuvėse. Taigi, draugė mano, jeigu dabar žiūri šitą video, daryk kažką, eik anoniminis alkoholikas, ateik koduotis pas mane, pas kitus, keisk savo gyvenimą. Nes kai žmogus vartoja alkoholį, gyvenimas griūna, aplinkiniai verkia, nereikia. Mes turim tikslų ir planų, taigi aš labai motyvuoju tave dabar nustoti ir eiti į gyvybės kelią. Nepasiduok, tu esi ne vienas. Už tavęs yra 100 tavo protėvių, tavęs laukia tavo artimi žmonės, visi aplinka, pažiūrėk, gyvenimas yra nuostabus. Aš per savaitgalį sulaukiu virš 10 skambučių, kur žmonės skambina, kurie vartoja alkoholį, kuriems bloga. Šeima nekenčia, šeima pyksta, taip toliau. Toks gyvenimas geras, ne, taigi nepradėk. Net jeigu planuoji pradėti, nepradėk. Pabėgiau krosą, kažką daryk, bet laikykis. Tu reikalingas šeimai ir visiems blaivus. Stiprybės.